aš žinau, ką reiškia būti kitokiu, keistu, panikuoti, kad neurotipiški žmonės tavęs nesupras, ką reiškia būnant Aspergeriu, mokytis perskaityti tas rodos neįmanomas reikšmės tarp eilučių, kurių kartais yra daugiau negu pačių eilučių. Tiesą sakant, kartais jaučiuosi, kad visi turi instrukcijų knygutę, kaip elgtis normaliai ir niekas nesako to, ką iš tiesų galvoja. Dovilė, Seime kalbėjot apie tai, kad žinot, ką reiškia būti kitokia ir prasitarėt apie dalykus, kuriuos daugelis turbūt norėtų laikyti, bent jau jeigu ne tik savęs vidui, tai nekalbant plačiau už namų durų apie Aspergerio sindromą. Papasakokit žmonėm, kurie nežino, kas tai yra, kaip atrodo gyvenimas su tokiu sindromu. Esu psichologė, kas yra turbūt daugam netikėtas dalykas. Kaip čia gali žmogus su Aspergerio sindromu būti psichologas? Visai gali, atrodo, nes Aspergerio sindromas iš tiesų yra autizmo spektro sutrikimas, kuris angliškai vadinasi high functioning. Autizmo spektro sutrikimas tai reiškia, kad mano funkcionavimo lygis yra aukštas, iš esmės dėl to, kad intelektinė funkcija, kaip matot, visai nepažįsta. Autizmo spektro sutrikimą turintys žmonės panyra į vieną veiklą ir visiškai nereaguoja į nieką kitą, nemato, kas vyksta aplinkui arba net nieko kitų nesidomi. Tai taip, kaip labai tikrai gerai paaiškino terapeutė dirbanti su Aspergeriais, kad tai yra kaip žmogus, kuris vienu metu gali atlikti vieną funkciją. Televizorius negali vienu metu rodyti filmą ar virti sriubos. Jisai gali rodyti filmą. Kai persijungi į sriubos virimo režimą, tada štai yra puodas, jisai verda sriubą. Tai pavyzdžiui, irgi šiuo metu kalbėti su jumis ir laikyti ant rankų mažylį ir reaguoti, kaip jisai jaučiasi, man buvo toksai labai tikrai didelis iššūkis. Nes, pavyzdžiui... Jūs puikiai su juo susitvarkėt, aš atsiprašau, kad aš sukūriau tokias sąlygas, bet kitą kartą taip nedaryčiau. Aš esu jautri stipriems garsams, šviesai, dideliam triukšmui. Tai, pavyzdžiui, prekybos centre aš esu kaip žmogus, kuris eina autopilotu, nes tiesiog man taip truputį atsijungia kognityvinis procesas ir aš bandau praplaukti per šitą visą košmarą, kaip nors ir išplaukti iki durų. Jūsų organizmo savybės gali jums leistis pakankamai komfortiškai jaustis per karantiną, kai daugelis netenka to, kas jiems yra pramoga ir būtinybė, o jūs, kaip suprantu, kaip tik galite geriau pasijus dėl to. Taip, ir dėl to čia irgi yra toks dalykas, kad viena vertus aš jaučiuosi kaip tik per karantiną daug geriau, nes man lengviau su žmonėmis bendrauti per atstumą.